Lietuvos sportas supažindina su Lietuvoje vykstančiomis varžybomis ir kviečia savaitgalį praleisti sporto arenose. Savaitgalį Druskininkuose paaiškės Lietuvos ralio čempionai. Pačiam bus įdomu stebėti šitas varžybas, jau būsime dalimi jų. Prasideda Baltijos moterų tinklinio lyga, kurioje šį sezoną žais 3 Lietuvos komandos. Baltijos lygą tik tai pradėjom žaisti, buvo 4 Lietuvos ekipos, po to labai stipriai sumenko iki 2 tik tai ir dabar po truputį vėl atgaunam tą stiprybę. Lietuvos vandensvydžio rinktinė sezonui ruošiasi ežeruose, nes vasarą Lietuvoje baseinai nedirbo. Akmens amžius ir tikrai net, kaip sakant, gėda kažkam ir pasakyti iš užsieniečių. Šiaulių arenoje savaitgalį vyks didžiausios Lietuvoje žirgų konkūrų varžybos pasaulio taurės etapas. Žiūrovai pamatys pačio aukščiausio lygio pasaulinius konkūrus, pačius geriausius žirgus. Savaitgalį taip pat rungtyniaus krepšininkai ir krepšininkės, rankininkai ir žolės riedulininkės. Lietuvoje vykstančių varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Savaitgalį finišuos Lietuvos ralio čempionatas. Paskutinis 7. etapas vyks Druskininkų ir Lazdijų apylinkėse. Rally Classic lenktynėse dalyvaus ir garsiausias šalies lenktynininkas Benediktas Vanagas, kuriam Lietuvos ralio čempionato etapai yra pasirengimas Dakaro dykumų raliui. Druskininkų ralis tai yra turbūt 5. ralio etapas, kurį mes esame naudojame kaip pasiruošimą Dakarui. Tai yra paskutinis Lietuvos čempionato etapas. Be to mes turėjome didelį kiekį testų, kur dirbome ir 1000 km lenktynės Palangoje, kurias laimėjome. Finalinio ralio organizatoriai šiais metais pakeitė lenktynių trasas, bet Druskininkuose išliko tradicinis naktinis greičio ruožas. Organizatorius tikrai stengiasi padaryti tą renginį įdomų ir apylinkės yra ganėtinai smėlėtos, klampokos šiek tiek, bet tuo pačiu jos yra tikrai labai specifinės, įdomios ir niekur kitur Lietuvoje tokių nesutiksi. Tai lygiai taip pat ir naktinis greičio ruožas, sakysime, kuris įprastai jau yra tapęs tradiciniu Druskininkuose, jis irgi bus ir jisai pakankamai stipriai keičia situaciją. Labai atkakli kova vyksta dėl Lietuvos čempiono vardo bendroje įskaitoje. Po 6 etapų pirmauja Vaidotas Žala turintis 97 taškus. Antroje vietoje esantis Martynas Samsonas nuo lyderio atsilieka tik 8, o 3. vietą užimantis Giedrius Notkus 11 taškų. Greičiausias tiek vairavimo, tiek technikos prasme yra Martynas Samsonas su BMW, tačiau BMW turi atvažiuoti į finišą ir šiais metais, kai Martynas važiuoja, jis yra be galo greitas. Tačiau ne visada atvažiuoja į finišą ir sunku bus pamatyti. Lygiai taip pat ir Vaidotas Žala demonstruoja labai didelį tempą ir Notkus važiuoja pakankamai greitai. Sunku pasakyti, žinokit, aš nestatyčiau turbūt, bet pačiam bus įdomu stebėti šitas varžybas, jau būsime dalimi jų. Jau 5. Dakaro raliui besiruošiantis Vanagas tikina, kad pasirinkimas dykumų maratonui vyksta pagal planą. Šiais metais lenktynininkas įveikė net 10 000 km. Šiais metais aš manau, kad pas mus gausis 5000 km greičio ruožų, kurie yra įveikti lenktynėse ir treniruotėse. Dar 5000 buvo veikti Dakare, tai 10 000 km tai yra labai solidus kraitis. Forma bendrai paėmus tikrai yra labai nebloga. Naujasis automobilis, kurį turėtume gauti prieš išsiuntimą, mes turėsime labai trumpą, bet labai aktyvę treniruočių programą su juo. Daugiau tai yra nustatymų, ieškojimas, nes bendrai paėmus, aš manau, kad visos kitos kvalifikacijos yra pakankamos. Automobilį ir visą techniką lenktynininkai į Pietų Ameriką turi siųsti jau po mėnesio. Dakaro ralis startuos kitų metų sausio 2 dieną. Savaitgalį prasidės Baltijos moterų tinklinio lygos sezonas. Šį sezoną Baltijos lygoje rungtyniaus 3 Lietuvos komandos. Prie senbuvių Kauno ir Jonavos Achemos klubų prisidėjo ir Lietuvos čempionato prizininkė Alytaus Prekyba. Baltijos lygą tik tai pradėjom žaisti, buvo 4 Lietuvos ekipos, po to labai stipriai sumenko iki 2 tik tai ir dabar po truputį vėl atgaunam tą stiprybę, kad grįžtam prie 3 komandų, gal ir 4 kitą sezoną atsiras, nežinau. Bet pats tinklinis taip populiarėjo, dėl to ir komandos atsirado ir tas rėmėjų tikriausiai komandų daugiau atsirado, nes tai yra finansiniai klausimai surišti, ne tik populiarumas, nes tai kainuojantis dalykas. Dėl to ir ta 3 komanda irgi atsirado Alytus, kuris norėjo dalyvauti. Praėjusį sezoną Kauno tinklininkės tapo Baltijos lygos vicečempionėmis. Finale kaunietės pralaimėjo estėms. Estų pajėgumas tikrai yra neblogas, ir rinktinės komplektuojamos yra geros, ir Latvijos tuo pačiu yra. Gal šiek tiek jau turbūt vienodų pajėgumų su Latvijos komandoms pasidarėm, bet su Estijos pajėgumais dar mes negalim konkuruoti, nes
savų jėgų neužtenka. Turime ir komandai legionierių turėti, kad galėtume su jais konkuruoti ir tas ir parodė pernykštis čempionatas, kad turint legionierių dar gali konkuruoti. Bet šiaip dar žaidėjom to meistriškumo kaip ir yra toks trūkumas. Šį sezoną Kauno tinklinio klubui paramą padidino miesto savivaldybė, todėl į laikinąją sostinę pavyko pasikviesti 2 legionierės iš Ukrainos. Akmens amžius. Tai pasirengimą sezonui apibūdino Lietuvos vandensvydžio rinktinės treneris Nerijus Papurėlis. Lietuvos rinktinės vandensvydininkai sezonui ruošėsi ežeruose arba visai nesportavo, nes vasarą dauguma šalies baseinų buvo uždaryti. Todėl Lietuvos rinktinė negalėjo tinkamai pasirengti savaitgalį Alytuje vyksiančiam atvirajam Baltijos šalių čempionatui. Mūsų žaidėjai Lietuvos taip pat nėra geros sportinės formos dėja, kadangi tik prasidėjo sezonas, baseinų darbo pradžia labai stipriai vėlavo. Mes išliekam vienintelė šalimi Europoje, kuri neturi vasarą nei vieno baseino ir žaidėjai 2-3 mėnesius sportavo ežeruose arba išvis nesportavo. Tai Lazdynų baseinas dirba tik tai porą savaičių, tai tik pradėjom treniruotes. Elektrėnų baseinas šiuo metu remontuojamas, nedirba iš viso. Alytaus baseinas, kur vyks varžybos, irgi tik tai pradėjo dirbti su šildymo sezono pradžia. Tai akmens amžius ir tikrai net, kaip sakant, gėda kažkam ir pasakyti iš užsieniečių. Lietuvos rinktinės treneris su nerimu laukia, kas bus, kai uždarys avarinės būklės sostinės Lazdynų baseiną ir vilniečiai liks be baseinų. Ir su pavydu stebi, kokias sąlygas turi kaimynių šalių vandensvydininkai. Kaimyninės šalis, kurios lyg ir toje pačios situacijoje ekonominė kaip ir mes, kaip Latvija, Lenkija, Estija turi puikius baseinus, turi puikias sąlygas. Aš nekalbu apie kitas šalis, kurios jau senokai tomis bazėmis didžiuojasi ir tikrai nebeturim su ko lyginti. Baltarusija pažengus toli į priekį. Baseinai tikrai stovi nauji ir puikios sąlygos sportuoti ir dalyvauti varžybose. Atvirasis Baltijos šalių čempionatas Lietuvos rinktinei yra svarbios varžybos prieš pasirinkimą kitais metais prasidėsiančiam 2018 metų Europos čempionato atrankos turnyrui. Kadangi mes dalyvavom prieš metus atrankos turnyre į čempionatą Europos, kuris vyko Serbijoje, tai mes dabar nereikės mums žaisti pirmojo etapo, kuris vyks kovo mėnesį, iškart papuolam į antrąjį etapą ir tai bus 17 metų spalį. Tai turim metus laiko pasiruošimui, tai turim nemažai laiko ir manau, kad tikrai galim neblogai pasiruošti. Savaitgalį vyksiančiame turnyre Lietuvos rinktiniai negalės padėti geriausias šalies vandensvydininkas Janas Bokulo, kuris atstovauja Vokietijos Duisburgo klubui ir savaitgalį žais Čempionų lygos rungtynes. Šiaulių arenoje pilama daugiau negu 1500 kubinių metrų smėlio, prie arenos įrenginėjama daugiau negu 200 gardų žirgams, laukiama daugiau negu 3000 žiūrovų. Saulės mieste savaitgalį vyks didžiausios mūsų šalyje žirgų konkūrų varžybos. Pasaulio taurės etape dėl taškų į finalinės pasaulio taurės varžybas kovos daugiau negu 100 raitelių ir daugiau negu 200 žirgų. Centriniai vidurio Europoje tos varžybos uždarose patalpose vyksta labai nedaug šalių, tai mes galim tuo didžiuotis, kad Latvijas ir Lietuvė mes tik tai darom šitas varžybas daugiau. Visiems yra leista daryti varžybas lauke, o kadangi mes po krepšinio Europos čempionato turim daug arenų, tai mes labai geranoriškai sutarėm su Šiaulių arenos valdytojais ir su miestu ir rengiam šios varžybas jau 4 metai. Organizatoriai žada ne tik intriguojančias žirgų konkūrų varžybas, bet ir koncertinę programą. Žiūrovai pamatys pačio aukščiausio lygio pasaulinius konkūrus, pačius geriausius žirgus ir taip pat pamatys šou programą. Šeštadienį bus GG sindikatas, sekmadienį prie mero taurės konkūro bus koncertas Telebimbam. Taip, kad visus tėvelius su vaikais, senelius su anūkais, visus kviečiame dalyvauti Šiaulių miesto renginyje. Šiaulių arenoje varžysis visi geriausi Lietuvos raiteliai, tarp jų ir Lietuvos žirginio sporto legenda Zigmantas Šarka.